Prisilietimo privilegija. Šis rankų darbo persiškas kilimas iš Danielio Picasso kolekcijos yra sukurtas juodo šilko fone, lygiame ir giliame kaip tyli nakties padangė. Šioje tamsoje atsiranda pirmasis užrašas, išaustas tamsiai mėlynu šilku, naudojant seną romėnišką šriftą. Raidės pasižymi klasikiniu orumu, tačiau tamsiai mėlynos spalvos pasirinkimas juodame fone daro jas sunkiai įžiūrimas. Mažas kontrastas verčia žiūrovą priartėti, ieškoti ir stengtis suprasti. Žinutė yra, tačiau ji nekalba, o tarsi šnabžda, egzistuoja, bet vizualiai sunkiai pastebima. Žinutė skamba taip, tamsoje tavo vidinė šviesa šviečia dar ryškiau ir veda tave į nepaprastus pasiekimus. Tiesiai ant šio blankaus romėniško teksto atsiranda antrasis užrašas, vertimas brailio raštu, išaustas iš juodos ir mėlynos vilnos. Kiekvienas lytėjimo taškas iškyla kaip nedidelis kruopščiai suformuotas iškilimas, sukurdamas reljefinį paviršių, kurį pirštais galima patikimai perskaityti. Kol regintiesiems sunku iššifruoti išblukusias romėniškas raidės, aklas skaitytojas gali iš karto suvokti prasmę per lytėjimą. Brailio raštas uždengia vizualų tekstą tarsi vedanti ranka, atskleisdamas tai, ko akys nesugeba pamatyti. Dviejų užrašų sąveika, vieno beveik nematomo, kito apčiuopiamo ir iškilaus, tampa galingų komentarų apie suvokimą, privilegiją ir prieinamumą. Kilimas virsta daugiasluoksnių žmogaus komunikacijos rankraščiu. Istorinį romėniško rašto grožį prislopina tamsa, o brailio rašto aiškumas iškyla virš jo tiek tiesioginė, tiek simbolinė prasme. Tai tekstilės kūrinys kalbantis per kontrastą, tekstūrą ir hierarchiją, kviečiantis iš naujo apsvarstyti, kuris pojūtis iš tiesų atskleidžia tiesą, regą ar lytėjimas.